Adrenalino kupinoje teritorijoje užvirs nuožmi kova. Kokiame sporte sėkmė priklauso nuo psichologinio pasiruošimo. Kokius iššūkius metė pasaulinė trialo žvaigždė. Kaip atrodys naujo žaidimo pradžia ir žūtbūtinė kova su vėju bei rimtais konkurentais. Keliausime į Kolos pusiasalį, kur baltosios naktis ir juodas nuovargis, o Lietuvoje klasikinio enduro žvaigždžių desantas. Ir bekompromisė kova ant kilimo, kur laimėti galima ir labai greitai. Tad ir šį kartą laida Teritorija bus kupina staigmenų. Labas rytas! Sveiki atvykę į greičio, pomėgių ir adrenalino teritoriją, kurioje susitikimas su tais, kurie savo sielą pardavė sportui ir pomėgiams. Tad artimiausias pusvalandis bus kupinas tik gerų emocijų. Rubrikoje Adrenalino užtaisas pasaulio ekstremalų iššūkiai. Maroke baigėsi vienu ekstremaliausių maratonų pasaulyje vadinamas maratonas Marathon des Sables. Daugiau nei 800 dalyvių pasiryžo dykumą per 6 dienas įveikti 250 km. Teigiama, kad pusė sėkmės priklauso nuo psichologinio pasiruošimo, nes vien fizinės ištvermės nepakanka, kai reikia įveikti dykumą svilinant kone 50 laipsnių karščių. Finišą pasiekė ne visi, o nugalėtojais tapo Prancūzė ir Jordanijos pilietis. Maratono sumanytojas Patrick Bauer beveik prieš 28 metus vienas įveikė 320 km ruožą per Alžyro Sacharą ir suprato, kad tokia pramoga gali jaudinti ir daugiau ekstremalų. Taip ir gimė Marathon des Sables. Bene garsiausias Australijos trialo dviratininkas Andrew Dickey metė rimtą iššūkį pasauliniai žvaigždei škotui Danny McAskill. Naujausiame vaizdo klipe australas demonstruoja pritrenkiančius triukus arba parkūrą su dviračiu. Black Bike Wall 1 – tai vadinasi naujausias vaizdo klipas, kuriame Andrew atlieka įspūdingus triukus su dviračiu. 26 metų vaikinas yra 7 kartus tapęs Australijos čempionu elit grupėje. Garsios kompanijos Signal Snowboards vyrukai nestokoja fantazijos. Šį kartą jie su snieglentėmis nusprendė pažaisti dažasvydį. Snieglentės buvo specialiai perdarytos, prie jų prikabintas dažasvydžiui skirtas ginklas. Snieglentininkai šaudė spausdami specialiai pagamintą rankeną. Buvo sunku, nes ginklą reikėjo valdyti kojomis, jį šaudė į tą pusę, kur buvo nukreiptas snieglentės priekis. Gal tai bus naujo žaidimo pradžia? Šypsojosi vadybininkas Joy. Šio mėnesio pradžioje į Jungtines Amerikos valstijas išvykęs blokart vėjarčių pradininkas Lietuvoje Matas Mizgiris iškovojo sidabrą atvirame čempionate, o po kelių dienų prasidėjusiame pasaulio čempionate dominavo ir laimėjo net 8 važiavimus iš 12. Nebuvo labai lengva, sako vaikinas. Prieš kiekvieną startą reikėjo nusiteikti žūtbūtiniai kovai. Manau, kad tinkamas nusiteikimas ir padėjo iškovoti tik kabutėse ant popieriaus lengvą pergalę. Tęsėme pradėtą pasakojimą apie praėjusios vasaros moto nuotykį, kurio dalyviai 5 draugai su motociklais užsimoja pakeliauti Bekelę po Rusiją, Kareliją, Kolos pusiasalį ir pamatyti baltąsias naktis. Kai baigėsi keliai, jiems prasideda nauji iššūkiai bei savęs ir technikos išbandymai. Kai atrodo, kad jau baisiausia įveikta, tada žmogus atsipalaiduoja. Ir šiuo atveju pasakysime per anksti. Oi, per anksti. Iš tikrųjų, tai važiuojant tokią turėjau savį slaptą idėją. Galvoju, noriu važiuoti visą kelionę be batono. Ir iki to laiko važiavau be vieną batoną. Kitus keldavau, žiūrėdavau, taip linksma būdavo. Ir tada išvažiavom iš tokių pelkynų ir toks geras keliukas. Va, keliukas jėga. Važiuok ir važiuok. Ir taip, važiuok, šiaip vieną ranką, ten, man atrodo, gal šalmą tvarkiau, kitą ranką. Ir kažkokia provežikė nedidelė. Ir aš kažkaip norėjau pervažiuoti kitą pusę ir užmetė ir tiesiai į baržą, kai įdėjau. Pamoka tokia, kad, atsipalaiduoti, neįmanoma toj kelionėje buvo. Gal atrodo, kad visiškai jau lengva ir bum. Bet čia daug kas su motociklais važinėja gali pasakyti, kad būna dažnai pravažiuoju sunkiausią vietą, o paskui griūna visiškai lygioj vietoj, kur atrodo, ko čia griūti. Bet dėl to, kad, jau galvoju, darbą padarei, važiuosiu dabar ramiai ir bum, koncentracijos praradimas. Kiek atsikvėpę, ko gero jau galvojo, kad viskas toliau eisis kaip per sviestą. Tačiau pasitikę baltąją naktį, jie ir vėl turėjo veikti nors ir nedidelės, tačiau sraunias Kolos pusiasalio upes.
Upės keitė purvo balos, tačiau baltųjų naktų fone jos atrodė įspūdingai. Ši jų endurinė diena atrodė kaip pasaka be pabaigos, lyg ir turėtų išvažiuoti normalius kelius, bet ne, bekelė jų paleisti niekaip nenorėjo. Tai dėl to nebeveža, apsunkiausiais momentais. Važiuojam puikiai. Galim taip varyti be galo. Mes enduristai iš Lietuvos. Čia vadinasi kelionė, o čia. Ne, čia vadinasi turizmas. Čia lengvas pasivažinėjimas. Ne, niekas taip nesakė. Net atsistoju. Žiūrėk, kažkaip pasilenkiu, man iš kažkur sunkiai vanduo. Pažiūrėm, mocą, va čia biški. O, gerai. Čia kaip Titanikas jūros dugne. Čia yra meškos vonios. Labai naudingas mocams. Labai naudingas mocos ankabams. Litvinų smegeninėms. Murmanskės tokiams ankabams. Ne vodkės, ne vodочка. Murmanskė ieškosim vodkės, mergų ir sankabų. Kolos pusseselis tarsi upių voratinklis. Vos išvažiavę iš vienos, tuoj pat motociklo ratus panardindavo į kitą. Nepažinta, paslaptinga, klastinga, bet tokios atkarpos tai jų pomėgio dalis. Juk jie lengvų kelių neieško. Išsikrauti fiziškai, tolygų pasikrauti emocionaliai. Vargo vargelį ir suprato, kad pabaigos ko gero nebus. Reikia grįžti atgal ir vėl kirsti tą pačią upę. Sako, niekada neįbrisi tą pačią upę 2 kartus. Įdomu, kelintas šiandien. Atrodo, kad atsitiko šitas reikalas. Persikėlus per upę, vėlai vakare, o gal jau labai anksti ryte, nes esant baltosioms naktims dingsta laiko pojūtis. Reikėjo susirasti nakvynės vietą. Gal greitai kuriam laužą. Ar be laužą taisim ant durų. Va čia kūrena kažkas. Būtų labai gerai pradžiovinti viską. Čia yra naujausias modelis džiovyklos kabyklos. Vadinasi Kola pušensis. Čia lotyniškai. Skirta nupūšėliams. Ekspedicijos baltosios naktys tęsinys jau kitoje laidoje. Po reklamos matysite, Lietuvoje klasikinio enduro žvaigždžių desantas ir bekompromisė kova ant kilimo, kur laimėti galima ir labai greitai.